Gabrielė. Esu 2 metų skubiosios medicinos gydytoja rezidentė ir turėjau patirtį dirbant Šiaulių Respublikinės ligoninės skubios pagalbos skyriuje rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį. Taip, tai ir šiandien norim šiek tiek papasakoti apie vidurių užkietėjimą, su kuriuo turbūt susiduriam darbiniai aplinkoj ir pagrinde mes jį nagrinėjam ne kaip kažkokią pagrindinę ligą, bet kaip išraišką ar komplikaciją kitų ūminių būklių. Tai vat. Tai šiandien ar ne apžvelgsim, kas yra tas vidurių užkietėjimas, prisiminsim trumpą žarnyno fiziologiją, vidurių užkietėjimo etiologiją, rūšis, simptomus, raudonas vėliavas, rizikos veiksnius, diferencinę diagnostiką, diagnostiką skubios pagalbos skyriuje, vaizdo tyrimų reikšmę, gydymą ir žinoma rekomendacijas ir profilaktiką pacientui. Taip, tai kas tas vidurių užkietėjimas, ar ne? Tai yra dažna virškinamojo trakto būklė, kuriai yra būdingi reti tuštinimosi epizodai, vadinasi, jie yra mažiau negu 3 kartus per savaitę, arba gali būti nepilnas pasituštinimo jausmas. Trumpai ar ne prisimenant žarnyno fiziologiją, tai plonoji žarna padeda virškinti maistą, patenkantį iš skrandžio ir absorbuoja iš maisto maistinės medžiagas bei vandenį. Storoji žarna absorbuoja vandenį ir elektrolitus, įsisavina vitaminus, formuoja išmatas ir stumia jas tiesiosios žarnos link pašalinimui. Kylančioji gaubtinė žarna reabsorbuoja likusias svarbias maistinės medžiagas ir vandenį, nesuvirškinta medžiaga sutirštėja ir virsta formuotų išmatų stulpeliu. Riestinė gaubtinė žarna tai padeda tuštinimuisi, susitraukdama ir stumdama išmatų masę link tiesiosios žarnos, iš kur būna ir pašalinama. Taip, tai jeigu ar ne kalbant apie vidurių užkietėjimo etiologiją, tai iš esmės patogu skirstyti tas rūšis į tokias 2 didesnės grupės. Tai yra pirminis arba antrinis vidurių užkietėjimas, arba dar galima žiūrėti ir į trukmę. Tai yra ūminis, kai trunka trumpiau negu 3 mėnesius, ir lėtinis, kai trunka ilgiau negu 3 mėnesius. Tai jeigu apžvelgiant ar ne pirminį vidurių užkietėjimą, tai gali būti normalaus tranzito vidurių užkietėjimas, tai išmatos juda normaliu greičiu, lėto tranzito, tai atvirkščiai išmatos juda sulėtėja išmatų judėjimas, arba dubens dugno raumenų disfunkcija, tai ją lemia sutrikusi dubens dugno raumenų funkcija. Antrinis tai netinkama mityba, per mažas skaidulinių medžiagų vartojimas, per mažas vandens vartojimas, anatominės priežastys, tai kažkokios stenozės, analinės įplėšos, trombuoti hemoroidiniai mazgai, obstrukcijas sukeliantys navikai ar analinės struktūros. Raumenyno sutrikimai tai gali būti ar ne, pavyzdžiui, raumenų distrofija, neurologinės priežastys, tai nugaros smegenų defektai, insultai, Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, metabolinės ir endokrinologinės priežastys, tai gali būti hipokalemija, hiperkalcemija, hipotiroidizmas ar cukrinis diabetas ir kitos įvairios priežastys kaip celiakija, cistinė fibrozė. Tai kuo mums gali ar neskūstis pacientas, tai iš esmės gali sakyti, kad aš nedažnai tuštinuos, mažiau negu 3 kartus per savaitę, man reikia stangintis tuštinimosi metu, pasituštinu kietom išmatom, jaučiu nepilno pasituštinimo jausmą, diskomfortą pilve, pilvo pūtimą, kartais galbūt net poreikį manualiniu būdu pašalinti išmatas, taip pat gali skųstis hemoroidiniais mazgais ar išangės įplėšomis. Dažnai pacientai apskritai gali labai gėdytis kalbėti apie savo tuštinimos įpročius, tai reikia labai tiesiogiai ir klausti, ar ne, kaip tuštinotės, kokios konsistencijos išmatos, ir kartais ar ne, kas gali mums padėti, tai yra tokia Bristolio išmatų skalė, kur iš esmės, jeigu pacientas jau niekaip mes jo negalim prakalbinti, tai galim tiesiog parodyti ir paprašyti parodyti, ar ne, kuri ta išmatų rūšis yra. Taip, kaip ir kiekvienos ar ne būklės turi kažkokias savo raudonas vėliavas, taip ir vidurių užkietėjimas turi raudonas vėliavas, tai jos ar ne gali būti karščiavimas, dujų nepasišalinimas, pykinimas, vėmimas, apetito stoka, kraujas išmatose, anemijos simptomai, kurie kelia įtarimą dėl piktybinio proceso, arba ūminis vidurių užkietėjimas atsirandantis arba pasunkėjantis vyresnio amžiaus pacientams. Jeigu turime bent vieną iš simptomų kaip hematočizija, savaiminis svorio kritimas, šeiminė kolorektalinio vėžio anamnezė, ūmus vidurių užkietėjimas vyresniame amžiuje, išmatų formos pokyčiai, pavyzdžiui, siūlinės išmatos, anemija ar kažkokia čiuopiamoji masė per rektum,
Tai plus vidurių užkietėjimą, tai svarbu, ar ne, jeigu jau išleidžiam pacientą namo, tai parekomenduoti būtinai tolimesnį ambulatorinį ištyrimą dėl kolorektalinio vėžio ir pacientui rekomenduoti atlikti kolonoskopiją ar lanksčią sigmoidoskopiją, esant poreikiui kartu su biopsija. Taip, rizikos veiksniai, ar ne, kurie gali lemti vidurių užkietėjimą, tai yra depresija, ar ne, motyvacijos stoka, mažesnis skysčių suvartojimas, atitinkamas vaistų vartojimas, cukrinis diabetas, tai tarkim prasta glikemijos kontrolė gali lemti dehidrataciją ir tai lemia kietesnės išmatas, amžiaus kraštutinumai, tai ar ne labai jauni vaikai, jie bijo tuštintis dėl skausmo, yra suformuoti blogi tuštinimosi įpročiai, vyresnis amžius, tai sumažėjęs mobilumas, pilvo ir dubens dugno raumenų silpnumas, dehidratacija, apskritai amžiniai žarnyno pokyčiai motorikoje, lėtesnis tranzitas, moteriškoji lytis, tai epidemiologiškai moteris serga dažniau, hipotiroidizmas, tai mažiau skydliaukės hormonų, lėtesnė virškinamojo trakto motorika, tai dėl to ar ne žarnyne išmatos užsilaiko, daugiau vandens rezorbuojasi ir išmatos tampa kietesnės. Vaistai, tai opioidai atitinkamai lėtina peristaltiką, mažina sekreciją, antidepresantai, ypač tricikliai, lemia lėtesnę motoriką, išsėtinė sklerozė, tai neurogeninis žarnyno funkcijos sutrikimas ir Parkinsono liga, tai taipogi, ar ne, lemia lėtesnį tranzitą. Diferencinė diagnostika, tai iš esmės ar ne, pacientas gali ateiti ir skųstis vidurių užkietėjimu, bet mes ieškom vidurių užkietėjimo ne kaip ligos, bet kaip komplikacijos arba kažkokio simptomo, ar ne. Tai tarkim, ar ne, pavyzdžiui, pacientas atvyksta, sako, aš negaliu prasituštinti, jeigu prasituštinu, tai labai jau kietom, labai mažom išmatom. Tai, žinot, atlikus tyrimus galim ten rasti, kad yra kažkoks obturuojantis visą žarnos spindį onkoprocesas. Tai tas vidurių užkietėjimas nebus pagrindinė liga, čia jau bus kaip komplikacija. Ar ne? Tai nuo ko mes ieškom dažniausiai, ar ne, tai yra žarnų obstrukcija, žarnų užsisukimas, ileusas, mezenteriniai išemija, apendicitas, invaginatas, toksinis megakolonas, divertikulitas, ūmus elektrolitų disbalansas ar intraabdominalinis abscesas. Iš esmės, ar ne, jeigu yra kažkoks nekomplikuotas vidurių užkietėjimas, tai nuo ūmių būklių mums padeda atskirti raudonos vėliavos jį ir galime pagalvoti apie tai, ar ne, kad dažniausiai tam nekomplikuotam vidurių užkietėjimui, kur yra tik vidurių užkietėjimas, ar ne, dažniau būdinga lėtesnė pradžia, pasikartojimas anamnezėje, skausmas dažniau banguojantis, nemaksimalus, palengvėja pasituštinus, nėra tachikardijos, karščiavimo, tachipnėjos, hipotenzijos, pilvas gali būti papūstas, bet nėra peritonium dirginimo požymių ir pacientas sakys, jog dujos pasišalina. Taip, tai ką mes darysim skubios pagalbos skyriuje, tai žinoma, tai anamnezė, fizinis ištyrimas, laboratoriniai tyrimai, vaizdiniai tyrimai ir toliau viską sprendžiam pagal radinius, ar ne? Tai anamnezė, kaip ir kiekvienos būklės metu, svarbiausias pirmas žingsnis, tai tinkamai surinkta anamnezė. Tai reikia tikslingai klausti, kada prasidėjo simptomai, ar yra laiko požiūrių svarbių užuominų, kurios mums galėtų siaurinti diferencinę diagnostiką. Ar tuo metu, tarkim, nepradėti vartoti nauji vaistai, nauji maisto papildai, ar nėra sumažėjęs skaidulinių medžiagų maisto racione, ar nėra kažkokio fizinio aktyvumo pokyčių. Taip pat svarbu pacientui išklausti apie tuštinimosi įpročius, išmatų konsistenciją, rizikos veiksnius, buvusias operacijas, šeiminę anamnezę, susirinkti sample anamnezę ir jeigu pacientas pasiskundžia pilvo skausmu, tai nepamiršti būtinai 7 pilvo skausmo klausimų. Fizinis ištyrimas, tai pradžioje ar ne pasižiūrim gyvybinius rodiklius, stebim ar yra hipotenzija, karščiavimas, tachikardija, tachipnėja, tuomet išklausim ar ne, ir pagal anamnezę žiūrim, ar nėra anemijos požymių, gleivinių bliškumo, kraujavimo iš virškinamojo trakto požymių. Taip pat po to išsipalpuojam pilvą ir dubenį, vertinam, ar nėra kažkokių išvaržų, darinių pilvo sienoje, ar nėra peritonium dirginimo, raumenų tempimo, pasiklausom ar išklausom peristaltiką, žarnų garsai paprastai būna susilpnėję esant lėtam tranzitui ir sustiprėję obstrukcijos atvejais. Jeigu ar ne yra ascitas užkietėjimo fone ir moteriai tai gali rodyti kiaušidžių ar gimdos naviką,
ir atliekam pagal indikacijas digitorektalinį tyrimą ir išorinę išangės apžiūrą. Ir ta apžiūra mums gali parodyti ar kažkokias mases, ar hemoroidinius mazgus, ar įplėšas. Digitorektalinio tyrimo metu galim čiuopti taipogi kažkokias ar mases, ar kraujingas išskyras, ar tiesiog išmatų sankaupą tiesiojoje žarnoje. Laboratoriniai tyrimai. Tai pradiniai laboratoriniai tyrimai atliekami remiantis anamnezę ir apžiūrą. Tai vėlgi atliekant laboratorinius tyrimus ieškom arba priežasties, arba komplikacijų, kurios ar kurias sukelia vidurių užkietėjimas. Tai bendras kraujo tyrimas mums gali atskleisti anemiją, pavyzdžiui, biocheminis kraujo tyrimas elektrolitų disbalansą, taip pat leukocitozė gali parodyti uždegiminį procesą, C-reaktyvus baltymas taipogi uždegiminį procesą, ar net galbūt įtarti kažkokį onkologinį procesą, kai tas C-reaktyvus baltymas yra ribinės normos. Taip pat esant pilvo skausmui atitinkamai GGT, šarminė fosfatazė, alfa-amilazė, bilirubinai pagal poreikį LTST, įtariant sepsį, prokalcitoninas ir laktatai. Taip pat dar prie vidurių užkietėjimo būtų galima atlikti ir skydliaukės funkciją rodančius hormonus, bet mes šito skubios pagalbos skyriuje neatliekame. Tai jeigu ką, galima šitą paminėti pacientui ir pasiūlyti išsitirti pas šeimos gydytoją. Vaizdiniai tyrimai. Tai iš esmės yra rentgenas, ultragarsas, kompiuterinė tomografija ir EKG. Tai jeigu nustatom kažkokį reikšmingą elektrolitų disbalansą, tai sutrikimą, tai užsirašom kardiogramą, taipogi nepamiršti, jeigu kardiogramą užsirašyti, jeigu pacientas skundžiasi epigastrio srities skausmu. Vaizdiniai tyrimai taip pat reikalingi nepatvirtinti vidurių užkietėjimo, ieškoti, tai kodėl čia tas vidurių užkietėjimas yra, tai ar yra kažkokios komplikacijos, ar yra kažkokios priežastys. Tai rentgenas yra kaip greitas atrankinis tyrimas, gali parodyti obstrukciją, žarnų užsisukimą, rentgene matant būdingus požymius, patikslinimui dažniausiai atliekama toliau kompiuterinė tomografija. Tai rentgene taip pat galim matyti ir megakoloną, ileusą, ir taip pat dar yra tyrimas žarnyno pasažas rentgeno kontrolėje geriant kontrastą. Aš nežinau, kiek dažnai tai atliekama skubios pagalbos skyriuje, bet iš esmės tai gali padėti stebėti apskritai kontrasto slinkimą virškinamuoju traktu, gali padėti vertinti žarnyno motoriką, mechaninius susiaurėjimus, struktūras ar anatominius pokyčius. Ultragarsas taip pat naudojamas kaip vienas iš pradinių tyrimų pirmo pasirinkimo, įtariant apendicitą, invaginatą, ir kompiuterinė tomografija, tai toks kaip jau auksinis galbūt standartas, dažniausiai pagrindinė priemonė ieškant vidurių užkietėjimo priežasties ar komplikacijos, ir patikslina obstrukcijos lygį, priežastį, komplikacijas, parodo jeigu yra išemija, mezenteriniai išemijai naudojam kompiuterinės tomografijos angiografiją, esant apendicitui kompiuterinė tomografija naudojama kaip patikslinamasis tyrimas. Taip, vaizdo tyrimų reikšmė. Tai iš esmės normalus didžiausias gaubtinės žarnos skersmuo yra iki 6 cm, tiesiosios žarnos iki 4. Man kas buvo įdomu, ką buvau neužfiksavus, kad pavyzdžiui, pilvo rentgenogramoje, jeigu yra žarnų užsisukimas, gali būti coffee bean požymis, tai kad ta užsisukusi žarna atrodo kaip kavos pupelė. Yra tokia 3-6-9 taisyklė, tai jeigu plonoji žarna mažiau 3 cm, storoji mažiau 6, apendikuliarinė tauga mažiau 6 mm, akloji žarna mažiau 9 cm, tai viskas virš šių ribų yra išsiplėtimas. Toksinio megakolono požymiai tai yra storosios žarnos skersmuo daugiau negu 6 cm plus sisteminės toksikozės požymiai. Tai čia yra tas kavos pupelės požymis, matosi, kad ta užsisukusi žarna yra išsiplėtusi ir atrodo kaip kavos pupelė. Taip, čia žarnų nepraeinamumo požymiai. Tai ypač tose dviejose nuotraukose, kurios yra dešinėj, jums iš dešinės, tai čia buvo atvejis 65 metų moteris, kuriai buvo anksčiau atlikta histerektomija, kreipėsi dėl 3 dienas trunkančio užsitęsusio vidurių užkietėjimo ir vėmimo. Ir iš esmės buvo matomas
stiprus plonosios žarnos išsiplėtimas proksimalinės klubinės žarnos dalies ir didžiausias skersmuo siekia iki 4,5 cm pločio. Taip, tai jeigu mes, tarkim, ar ne, atsimetam visas ūmes būklės, tai yra tokie Room 4 criteria for constipation, tai juos galim turėti atminty tam, kad pagalvoti, ar tai negali būti lėtinis procesas, ar ne? Tai pacientas turi patirti bent 2 žemiau išvardintų simptomų per pastaruosius 6 mėnesius, norint diagnozuoti lėtinį vidurių užkietėjimą. Gydymas skubios pagalbos skyriuje. Tai specifinis gydymas priklauso nuo etiologijos. Tai esant poreikiui analgetikai, spazmolitikai, esant kritiniai paciento būklei, žarnyno nepraeinamumui, peritonitui, dėl vidurių užkietėjimo komplikacijų reikalinga empirinė antibiotiko terapija, priklausanti nuo susirgimo etiologijos, skysčių ir elektrolitų disbalanso korekcija, jaučiant išmatas ampulėje, klizmutės, pavyzdžiui, mikrolaks, esant išmatų implikacijai rektalinėje srityje, tikslingas jos pašalinamas digitaliniu būdu. Aš pati asmeniškai šito nesu mačius, kaip daro, bet esu girdėjus, kad yra tikrai darę šitą dalykėlį. Tai vat, jeigu nustatoma jau chirurginė vidurių užkietėjimo priežastis, tai konsultuoti su gydytoju chirurgu. Taip, ir dabar profilaktika ir rekomendacijos pacientui. Tai pradžioj visada nepradedam nuo nemedikamentinių priemonių. Tai skatinti, parekomenduoti suvartoti didesnį skaidulų kiekį, vartoti pilno grūdo, ankštinius produktus, vaisius, daržovės, riešutų, sėklas, vengti baltų miltų produktų, perdirbto maisto, kepto ir riebaus maisto, išgerti bent 1,5 ar 2 litrus vandens per dieną ir turbūt svarbiausiai ir labiausiai sunkiausiai keičiami dalykai tai gyvensenos pokyčių keitimas. Tai yra didinti fizinį aktyvumą, kurti tuštinimosi rutiną, neignoruoti noro tuštintis, naudoti palipą tam, kad keliai būtų aukščiau klubų. Taip, ir dabar medikamentinės ir kitos rekomendacijos, tai čia trumpai kitose skaidrėse truputį išsiplėsiu, tai iš esmės ar negalim rekomenduoti skaidulų preparatus, esant poreikio osmosinius laisvinamosius preparatus, kurie minkština išmatas, makrogolis ar ne, forlaksas, pavyzdžiui, laktuliozė, dufalakas, esant išmatų kamščiui, jo pašalinimui klizmos, tai lengvesnė šiek tiek mikrolaksas, šiek tiek stipresnė klizmalaks, esant greito poveikio poreikiui, ne klizmos, tačiau tinkami preparatai, kurių irgi negalima vartoti daugiau negu 2 savaitės, tai rabarbarų miltelių tabletės ar bisakodilis. Bet iš esmės vis tiek ta medicininė priežiūra pradžiai ir svarbiausiai turėtų būti orientuota į mitybos pokyčius, mankštą, gyvenimo būdo keitimą, o ne į vidurius laisvinančius vaistus, klizmas ar žvakutes, nes iš esmės tai tik pakeitus tą gyvenseną kažkiek gali ta problema susitvarkyti, jeigu tai yra tiesiog vidurių užkietėjimas. Taip, apie vaistus, ar ne? Tai osmosiniai vidurius laisvinantis vaistai, tai makrogolis, forlaksas, naudojamas simptominiam suaugusių žmonių vidurių užkietėjimo gydymui. Prieš pradedant svarbu atmesti organinės vidurių užkietėjimo priežastis. Kontraindikacijos tai kaip ir beveik visų laisvinamųjų vaistų, tai yra uždegiminės žarnų ligos, toksinis megakolonas, perforacijos, žarnų nepraeinamumas, obstrukcija, stenozė, pilvo skausmas ar jautrumas medžiagai. Taip, tai kaip veikia ar ne makrogolis, tai didelės molekulinės masės makrogoliai yra ilgi linijiniai polimerai, prie kurių vandeninėmis jungtimis prisijungia vanduo, vandens molekulės ir išgėrus minėtų polimerų padidėja žarnų skysčio tūris, taip yra minkštinamos išmatos ir jos lengviau pašalinamos. Tai gali būti ir nepageidavimų poveikių, tai tokių kaip pilvo skausmas, pūtimas, viduriavimas, pykinimas ir dehidratacijos ir elektrolitų disbalanso požymiai. Laktuliozė, tai vėlgi, ar ne, vidurius laisvinantis preparatas, kontraindikacijos vėlgi labai panašios. Kaip veikia, tai laktuliozė žarnų mikroorganizmai suskaido žarnoje į mažo molekulinio svorio organinės rūgštis ir dėl šių rūgščių poveikio storojoje žarnoje sumažėja pH, pakinta osmosinis slėgis bei padidėja storosios žarnos turinys, todėl yra skatinama storosios žarnos peristaltika ir suminkštėja išmatos. Ir tokiu būdu yra lengviau pašalinti tas išmatas, nepageidaujami poveikiai yra labai labai panašus.
Ir kontaktiniai vidurius laisvinantys vaistai, tai yra bisokodilis ir rabarbarų šaknų milteliai. Tai gal pradėsiu nuo rabarbarų šaknų miltelių. Tai irgi trumpalaikis sprendimas, trumpalaikis variantas. Kontraindikacijos labai panašios, taip pat uždegiminės ligos, jautrumas medžiagų, žarnų nepraeinamumas, pilvo skausmas dėl neaiškios kilmės, dehidratacija, elektrolitų disbalansas. Ir yra du skirtingi veikimo mechanizmai. Tai vienas stimuliuoja storosios žarnos peristaltiką, todėl greitėja turinio slinkimas žarnynu ir veikia du susijusius sekrecijos mechanizmus, tai yra slopina vandens ir elektrolitų absorbciją į žarnyno į storosios žarnos epitelio ląsteles ir stimuliuoja vandens bei elektrolitų sekreciją ir žarnyną. Todėl skysčių ir elektrolitų koncentracija storajame žarnyne didėja. Tai iš esmės irgi, kas gali pasireikšti, pilvo skausmas, spazmai, išmatų skystinimas. Ir bisakodilis tai irgi trumpalaikis sprendimo variantas, gali būti naudojamas ir paruošimams prieš chirurginės operacijas. Jis tiesiogiai veikia storąją žarną, tiesiogiai veikdamas nervinius pogleivio mazgus, skatina žarnų raumenų susitraukimą ir peristaltiką, mažina elektrolitų ir vandens reabsorbciją iš žarnyno, todėl minkštėja žarnų turinys. Bet iš esmės bisakodilį reikia vengti ilgai naudoti ir nuolat vartoti, nes vidurių užkietėjimas kaip tik gali pasunkėti ir tuomet reikės jau stipresnių vaistinių preparatų. Jeigu skauda ar ne pilvą dėl neaiškios priežasties, tai to vaisto vartoti negalima. Dėl bisakodilio poveikio organizme gali pradėti trūkti kalio, todėl pacientams, kurie vartoja kitus kalį mažinančius organizme vaistinius preparatus, pavyzdžiui, tiazidinius diuretikus, furozemidą, arba vaistinius preparatus, kurių toksinis poveikis organizme trūkstant kalio didėja, tai gerti šį vaistinį preparatą reiktų labai labai atsargiai. Taip, ir kitas dar toks aspektas - sifoninės klizmos versus mikrolaks klizmutės. Tai čia tiesiog labai daug informacijos ar kažkokių mokslinių straipsnių, kurie palygintų šitus du dalykus, aš neradau. Bet iš esmės, ar ne, sifoninė klizma, bent jau iš to, ką aš skaičiau, kaip supratau, tai ar ne, mechaniškai išplauna storąją žarną, išvalo daugiau ne tik ampulę, tačiau rizika apima elektrolitų disbalansą, žarnyno perforacijas ir ligų perdavimą, o mikrolaksas tai pritraukia vandenį išmatas ir taip suminkština jas. Veiksmas vyksta dažniausiai tik ampulėje, daugiau mažiau, ir rizika ir šalutiniai reiškiniai netokie stiprus kaip sifoninės klizmos. Tai gali ar net dirginimo jausmą, išangės diskomfortą kelti, padidėjus jautrumą sudedamosioms medžiagoms. Tai kas geriau, iš esmės, aš negaliu jums tiksliai atsakyti, nes su sifoninė klizma aš nesu susidūrus gyvenime, nesu mačius. Tai nežinau, gal kažkas iš jūsų turi kažkokių pastebėjimų šituo aspektu ir norėtų pasidalinti. Nežinau, ar dabar, ar po pristatymo. Taip, ir tada toliau, ar ne, jeigu išleidžiam pacientą, tai būtinai parekomenduojam kreiptis pas šeimos gydytoją, konsultacijai dėl tolimesnės vidurių užkietėjimo priežasties, ištyrimo ir gydymo plano sudarimo. Ambulatorinis gydymas gali apimti kolonoskopiją, storosios žarnos tranzito tyrimus, anorektalinę manometriją ir ilgalaikį medikamentinį gydymą. Taip, čia yra mano šaltiniai ir aš dar noriu jums parodyti vieną dalyką. Kartu prie to pristatymo pagalvojau, kad galbūt visai neblogai sukurti atmintinę pacientui, kurią galėtumėm, tarkim, duoti jam išeinant. Tai ne, pirmas puslapis atrodytų taip, kad papasakoja, parodo, kas yra tas vidurių užkietėjimas, kada vykti į skubios pagalbos skyrių. Čia failas jau yra paruoštas spausdinimui ir tada antroje pusėje yra apžvelgiamos nemedikamentinės priemonės, medikamentinės priemonės ir parekomenduojama vykti pas šeimos gydytoją. Tai čia dar truputėlį gal kažką patobulinus, pasitarus, galbūt visai galima ir įvykdyti šitą dalyką.